Sveiki, esame Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičio kongregacijos seserys vienuolės, kuri gimė Argentinoje 1988 metais. Esame misionierės ir turime didelį pamaldumą švenčiausiai Mergelei Marijai. Mūsų vienuolinė šeima sudaro dvi atšakos – apaštalinio gyvenimo seserys ir kontempliatyvaus gyvenimo seserys. Apaštalinės seserys atvyko į Lietuvą 2008 metais ir kontempliatyvos seserys 2021 metais, kad pradėtų statyti savo vienuolyną. Beveik 50 metų Lietuva išgyveno sovietinę okupaciją ir jai atgavus laisvę, atkūrė ir atgaivino savo tikėjimą ir bažnyčią. Šiam tikslui, būtent prisidėti prie tikėjimo ir bažnyčios augimo, atvyko kontempliatyvios seserys, kad įkurtų pirmą Panevėžio vyskupijoje kontempliatyvaus gyvenimo vienuolyną. Vienuolyną, kur seserys aukos savo gyvenimą Dievui už šią mylimą šalį Lietuvą, už jos žmones, už taiką. Ir jam labai reikalinga pagalba. Reikia statyti vienuolyną su didelė bažnyčia, svečių namais, dvasiniu centru, kur galėtų atvykti kunigai, pašvęsto gyvenimo asmenys bei visi pasauliečiai, rekolekcijoms, susikaupimo dienai bei tiesiog pabuvimo su Viešpačiu tyloje laikui. Joms labai reikalinga pagalba. Ir kokiu būdu mes galėtume joms padėti? Visų pirma, malda, prašydami, kad Dievas laimintų šį projektą, statybos darbus. Antra, dalindamisi šio vaizdo įrašu, kad ši nuostabi žinia pasiektų kuo daugiau geros širdies žmonių. Trečia, finansiškai, padedami apmokėti vieną vienuolyno kvadratinį metrą, kurio kaina 1800 eurų. Ir tokiu būdu, jei 1700 žmonių padėtų apmokėti vieną vienuolyno kvadratinį metrą, jis tikrai bus pastatytas. Dėka daug geros ir dosnios širdies žmonių, šis nuostabus projektas Dievo garbei, žmonių dvasiniam augimui taps realybė. Ir tai bus pirmas kontempliatyvaus gyvenimo vienuolynas per Panevėžio vyskupijos šimtmečio istoriją.